Mes rūpinamės tiem vagonų darbų, tai buvo su vagonai, mes neturėjom. Jaunystė yra, sakant, veržlumas, bet tuo pačiu tas veržlumas turi pereiti į pastovumą. Ir mano supratimu, kad tai ta mokykla, kurioje jūs bendraujate, būnate, jisai jums išliks visą gyvenimą, kaip o šviesus prisiminimas ves jūs į gyvenimą tikruoju keliu, sėkmės keliu. Ir aš tikrai noriu pasveikinti ir tuos vadovus, kurie su ta mintimi šią stovyklą, reiškia, sukūrė, sudarė sąlygas jums visiems suvažiuoti iš visos Lietuvos. Ir tuo pačiu, sakau, pasidžiaukite. Pasidžiaukite tomis sąlygomis, tomis valandomis, kada jūs sudarot ne tik, kad, sakant, savo malonumą, bet sukūrėt draugystę, kuri, mano supratimu, gyvenime lydės visus jūsų žingsnius. Taip kad sveikinu ir džiaugiuosi. Kiek yra čia stovyklavusių ir užaugusių, kurie buvo stovyklautojai iš vadovų? Tai čia yra jūsų ateities vieta, kada čia nebegalėsit būti, galėsit būti čia. Taigi sveikinu trumpai visus, 19 kartą švenčiam, bandysim turėti tikrai fainą stovyklą, išbalansuoti tarp dvasinių dalykų ir tarp pramogų, tikrai bus ir koncertų, ir sportų, ir pamokėlių, ir jeigu viską gerai išnaudos, tikrai fainai praleisit laiką. Sveiki visi atvykę iš toli ir arti vėl į Vanagus. Kai kam iš jūsų, pirmiausia kunigui Liudui, kuris čia veda, yra stovyklos pradžia ir pabaiga. Jau jam 19 stovykla, kai kuriem iš jūsų irgi yra 19, 18 stovykla.
šypsenas, mūsų širdžių gelmes, prieš muziką veiksmai, mylėsim amžinai. O ryte einam su manim pašokti, let's go down, štai veiklos metai. Nu bravo, ten taip trypėt, kad net dulkės rūksta pas jūs, labai gerai. O man čia kaip... Mano keliai tvirtės, atverk duris, eisiu paskui tave, uždek ugnį mano sielos gelmes, įženk su meile, keisti mano širdies, baimei vietos neliks, mano keliai tvirtės, tu kasdien mane palaistai savo meilę. Tu kasdien mane palaistai savo meilę, tu šiandien mane palaistai savo meilę. Žygį žengiame smagiai, žygį žengiame smagiai, čia stovykloj vanagai, čia stovykloj vanagai. Saulės, su mumis gali būti viešpats, su mumis stiprėja. Nors ir mane iš čia šeltų, ar kai brangintų, gyvenu tikėjime. Po vargų, po darbų, po pasaulio rūpesčių, su tavim pasikalbėt skubu. Ar lyga, ar skola, nebesipsiu ką galva, aš tikiu, tu visą šalia. Su mumis gali būti viešpats, su mumis stiprėja. I
Dabar geriausiai mūsų vakarai. Panelės dvi, ant jo pakankinkit, ateikit. Gerai. Savo balankį pasibandykit, kad gautus. Visą jėgą pažiūrėkit, ar skaudėsim ar ne. Daugiau. Čia, hapa. Ir iš čia gali pasimti pečių. Kai saulė nusibos, eisim pašokti, mes nesvartu turi iki ryto. Daug gražių žmonių šoka kartu, mums nerūpi, ką man susirinkę. Varsovai praėjo 5 minutės, jums liko 5 minutės šitoj rungtyje. Pučiam viskas bus gerai, mūsų leidžia, mes šiandien nepaleidžia, visiems atsiprašom, atsipučiamai, pučiam viskas bus gerai, mūsų leidžia, mes šiandien nepaleidžia, visiems išvardykite, viskas bus gerai, kaip atsiprašom, pasitraškom, atsipučiamai, pučiam viskas bus gerai, mūsų leidžia, mes šiandien nepaleidžia, visiems išvardykite, viskas bus gerai.
Mėly draugai, ar bus šiandien gerai? Viskas bus gerai. O dabar visi kartu pasakom, viskas bus gerai. Pasiruošę? Ne, viskas bus gerai. Hey, apsivaškom, pasipaškom, atsipučiam, įpučiam, viskas bus gerai. Mūsų paleidžia, šilka paleidžia, visiems iškabinti, viskas bus gerai. Hey, apsivaškom, pasipaškom, atsipučiam, įpučiam, viskas bus gerai. Mūsų paleidžia, šilka paleidžia, visiems iškabinti, viskas bus gerai. Ačiū jums labai. Viskas praeina, mes išsiskirti. Kodėl? Neklausk manęs. Bėgantis laikas, sunku pamiršt mano dainą tau su savimi, bet turiu išeit. Kad sugrįžta atgal, tarpsnė, moja ranka, laikas neša nuo tavęs, o ne kiti, laukiami veidai. Tarpsnė, turi vilties, ir grįžti po skambės, bus laika būti ir rasti tą. Ta proga tada aš dėkoju mielai jums už tai, kad jūs atkreipėte dėmesį į mūsų šią tokią krikščionišką labdaringą stovyklą ir turbūt nežinau, gal tokio dydžio, gal net ir vienintelį yra Lietuvoje. Aš bent nesu matęs, kad būtų po 500, bet vis tiek, tai jūsų užimto dienotvarkėje, tai kad atsirado laiko dėmesys, tai tikrai yra labai malonu, kad jūs tai atkreipėte dėmesį. Ir tuomet mes džiaugiamės, dėkojam už šį priėmimą. Ir mes sakom sudie ir mes sakom ne, iki pasimatymo kitais metais Vanaguose ir švęsim tada bendrai mūsų jubiliejų ir tuomet jūs galėsit daugiau papasakoti tiesiai ir gyvai jaunimui ir jį drąsinti, kad, kaip sakėt, nesustoti, kovoti, eiti toliau, kad nepasiliksiu šioje situacijoje, kad ir kokia bloga situacija, aš jo nepasiliksiu, blogi metai ar bloga diena, tai neblogas gyvenimas. Kaip sakėt, švęskim gyvenimą. Ačiū labai, dėkingas ir džiaukimės kiekvieną dieną.